Žinių radijoje Kubilius papasakojo tiesą apie karą. Ganėtinai pritrenkiančiai atrodo nesenai paskelbti duomenys žinomam ir respektabiliam vakarų amerikiečių leidinį Newsweek, kur patys CŽV įvairūs pareigūnai liudija, ką jie veikia, kaip jie dalyvauja šitam kare, Ukrainos pusėje be abejo, bet šalia to išaiškėja, kad dabartinis CŽV vadovas, žinomas diplomatas Burns, dabar jau pakeltas Amerikoje iki kabineto nario lygmens, prieš karą jis tokius ryšius palaikydavo su Rusijos žvalgybos vadovu Naryškinu, bet štai prieš karą 21 metų lapkričio mėnesį lankėsi Maskvoje, be abejo susitiko su Naryškinu, telefonu kalbėjosi su Putinu visą valandą ir aptarė būsimo karo eigą. Na, kas mane labai... Molotovo paktas 2? Labai nušvelpino, ir CŽV džiaugiasi, kad štai buvo sutarta dėl tam tikrų apribojimų, kad Rusai neis toliau negu Ukraina, veršys iki Ukrainos teritoriją, kad nenaudos branduolinio ginklo. Amerikiečiai įsipareigojo iš vienos pusės, kad amerikiečiai nedalyvaus kare, kitaip sakant, jų kariuomenė nedalyvaus, gali tą net ir supras, bet taip pat, kad jie prižiūrės, kad ukrainiečiai taip sakant, nekariautų Rusijos teritorijoje. Tai va, žiūrėkit, ir vedėjas iš toj studijai, žinokit, visai neseniai dar buvo organizuojamas visiškai ujimas visų, kurie kaip nors mažiausią klaidą padarydavo kalbėdami apie tome patose. Padarydavo klaidą dėl karo, kitaip kažkaip tai pasisakydavo apie karą Ukrainoje. Ten buvo organizuojamas to vargšo selo nušvilpimo ir ėdimo kompanijos, kuris dabar 30 000 žiūrovų surinko Kaune. Buvo ten vatnikai skaičiuojami, galvojama, kur juos tremti. Buvo pasakojama apie trolių fabrikus, kurie yra įkurti tos trolius gaudyti. Tai prasme, tos vatnikus gaudyti. Ir staiga iš tos pačios studijos tas pats vedėjas mums kalba apie Molotovo-Ribbentropo paktą, kuris yra Bernso ir Patruševo paktas. Tai yra nuvažiavo žvalgybos vadovas JAV prieš karą į Kremlių, pasišnekėjo su Patruševu, pasišnekėjo valandą su Putinu ir susitarė. Ir to susitarimo gairės jau dabar vėl yra išpasakotos. Aš tiesiog žiūrovams perduodu, jeigu jie nežiūrėjo su Ilarionovu, mes labai detaliai šitą visą dalyką esam aptarę dar praėjusią žiemą, kada buvo papasakoti visi tie dalykai dėl to susitarimo, dėl to, kad Baltijos šalims susitarta, kad į Baltijos šalis neis, kad atominio ginklo nenaudos, kad Rusija bus saugoma nuo atakų, ukrainiečių atakų Rusijos teritorijoje, kas panašu yra daroma, ypač kada buvo pakilęs Prigožinas į tą savo žygį į Maskvą, buvo liepta patylėti ukrainiečiams, lyg tai visi laikosi tūsa, bet tai buvo žinoma, bet tai buvo draudžiamos temos. Ir dabar tai yra jau, prašau, Kubilius, žinių radijui, savo apie tai ramiai šneka. Kaip jūs tai paaiškinate? Aš bandau įsivaizduoti, jeigu lygiai tą patį naratyvą aš būčiau pasakęs Facebook'e, nusifilmavęs ir dėjęs, tai ne tai, kad būčiau gavęs banus ten ir, nežinau, turbūt ir profilį būtų ištrynę, tai labai keista, nes apie susitarimus, apie kažkokias keistus dalykus, ne kartą buvo užsiminta ir lyg tai, aišku, kai nesinori tiesiog užsirauti ant eilinio bano, ant eilinio netekimo pasiekiamumo, kol dar neturėjom visur, kur skelbti visų kitų savo naujienų ar savo nuomonės ar savo kažką, tai dėja dažnai tekdavo praryti tą norą pasakyti kažką tai ar rasti tą informaciją. Be abejo, visa informacija visą laiką būdavo, sakom, jeigu tik tai truputį ne į tą pusę, tai reiškia, čia Kremliaus naratyvas, reiškia, čia Putinas moka pinigus, rubliais atsiskaito mums, dar po šiai dienai aš rubliais kažką gaunu iš kažkur, tai nieko nuostabaus. Tai
kad Kubilius tą gali sau leisti, labai fainai parodo, kaip yra valdoma centralizuotai visas informacinis laukas Lietuvoje. O kaip? Jūs man paaiškinkite kaip, nes aš vis tiek esu naiviai visada nustebusi, kada tu vieną dieną atsiverti portalus ir ten išnyksta karantinas, ne? Kaip jie, jisai staiga išnyko. Dabar staiga išnyksta karo tema, kur yra daugialypė, įdomi ir tokia sudėtinga, sultinga. Ir staiga mums jau nebeįdomu. Krepšinis dabar yra svarbiau. Ir celofano iPhone'as. Kaip šitas įvyksta? Ką užsako tas, kas moka pinigus, kadangi vis tiek gyvena žiniasklaida visą daugybę iš dotacijų ir iš visokių rėmimų. Tai matyt pasikeitė užsakymas, kitaip tariant. Aišku, čia tiesiog mano nuomonė, bet tas pats buvo su virusu visų. Jį išnaikino karas, dabar karą išnaikino, gal vėl virusas išnaikins, vėlgi čia atsiranda nauja strategija, turbūt, kad tuoj uždarys visus, tuoj čia oro uostai jau sudarys, jau tuoj kaukės reikės pradėti nešioti, stipri atmaina tuoj ateis, gal ruošiasi vėl šitam naujam naratyvui pakartoti, tai matysim netolimoje ateityje. Bet tai yra labai kažkaip tai primityvus tas toksai, tokia schema. Čia aš žiūrovams dabar sakysiu, jūs aktyviau platinkit šitą žinią apie Kubiliaus atsivertimą socialiniuose tinkluose ir pasidalinkit šitą transliaciją. O Kubilius, OMDG mums sako, kad Kubilius geras artistas, nežinojo, neblogai pasipiktinusi vaidinti. Iš tikrųjų, tas jo vaidyba yra tokia dirbtinė, todėl kad tas Newsweek straipsnis yra senas. Ir ten ir pratęsimas buvo apie dabartinius vizitus žmonių su ryšiais Baltuosiuose rūmuose į Maskvą dėrėtis dėl taikos sąlygų ir judėti pirmyn atgal. Tai tas dėrybų procesas vyksta ir mes kažkaip tai prisiderinam prie jo. Tai yra Lietuvos valstybės ir visas tas mūsų propagandinis aparatas kažkaip tai ištežo iš karto. Dabar žiūrėkit, dar kitas yra dalykas. Tai šitoj vietoje ir mano klausimas toksai, Švedija laimėjo iš principo jos strategiją, kaip ir pagal Pasaulio sveikatos organizaciją laimėjo kovos pandemiją. Kitaip žiūrėjo, ne? Kitaip taikė, kitaip buvo viskas daroma. Tai panašu, kad santykiuose su Rusija mes tuoj konstatuosim, kad Orbanas laimėjo. Čia bus visai. Mes vėl draugausim su Orbanu. Su Orbanu, aišku, Kubilius irgi draugavo, gal jis irgi mums praneš. Pasiūlys pasižiūrėti tą Orbano interviu Twitteryje. Gal po kiek laiko daeis ir iki Kubiliaus Orbano interviu. Bet žiūrėkit, man tai įdomu, ką jūs galvojat, nes jūs esate iš tų žmonių, kuriems dabar yra liktai atidaryta galimybė pasakyti savo nuomonę apie šitą temą. Jinai pasidarė tokia nebe mainstreamo kontroliuojama tema. Ne? Tai ir tame interviu Orbanas labai įdomiai aiškina visą dalyką. Jisai kalba apie Trečio pasaulinio karo dvoką ir jisai kalba tokius dalykus, iš tikrųjų tokius šventvagiškus dalykus apie Ukrainos kvietimą į NATO, dėl ko mes čia labai buvom suorganizavę ir Lietuva buvo suorganizavusi tokį kaip ir spaudimą. Čia visi mūsų diplomatai ir valstybės vadovai apsimetinėjo, kad niekas čia nežino, kaip iš tikrųjų bus, kad čia įmanoma visiems, kad įmanoma Ukrainą į NATO priimti. Orbanas sako, kad iš principo, jisai sako kitą dalyką, iš principo tai, ką Bidenas pasakė. Kad Ukrainos stojimas į NATO, tai yra grėsmė pačiai NATO, nes jie turės labai ilgą ir labai neprognozuojamą kaimyną, labai ilga siena atsiranda. Ir labai neprognozuojamas kaimynas lygumoj tokioj, kur iš tikrųjų yra lygumos visą laiką provokuoja karus tarp priešiškų tokių grupuočių. Nėra ten kinų sienos, ten yra lyguma, per kurią Prigožinas labai greitai beveik nupėdino iki Maskvos. Tai jūs galite dabar atskleisti savo, jums drąsu pasakyti savo nuomonę, kaip čia bus? Ir ką jūs galvojat? Aš manau, kad čia viskas vis tiek
tą, ką sako Orbanas, kad absoliučiai viskas priklauso nuo vienos šalies, nuo Amerikos, nuo jos sprendimų ir praktiškai nuo vieno žmogaus, kaip prezidento. Tai turbūt aš šitoj vietoj visiškai su juo sutinku, nes jeigu tik tai Amerika negauna, jeigu tik tai Ukraina negauna finansavimų iš Amerikos, karas baigėsi. Europos Sąjunga viena nebevatems, ypač kai Vokietijos ekonomika jau turbūt susilpnėjo akivaizdžiai, kitų šalių irgi į pabaigą, tai dėja, bet karas pasibaigs tokiamis sienomis, kaip ir dabar jos yra. Tarsi jūs manote, kad Europa ir Bidenas leis perbraižyti Ukrainos sienas? Aš manau, kad nelabai bus kito pasirinkimo, jeigu iš tikrųjų nebeduos jokios paramos prieš rinkimus. Šiaip tai yra du keliai turbūt, arba eiti į rinkimus Bidenui su karu ir naujų paketų ir kaip šičia laimės karą, arba atvirkščiai eiti su taika. Tai manau, eiti su taika yra geresnis jos sprendimas būtų, tai turbūt pažiūrėsim, kokią strategiją pasirinks. Bet negaunant jokios finansinės paramos, kuri net ir gaunant finansinę paramą ten daina, tik tai nedidelis kiekis jos iš tikrųjų, kol ten visi įsidalina pakeliui. Tai Ukraina pasmerkta atsilaikyti su tuo, ką turi, o jie turi nedaug. Ten vėlgi mūsų žiniasklaida praneša visą laiką apie tik didžiulius Ukrainos pasiekimus, bet jeigu stebėti abi pusės, tai praktiškai stovima toje pačioje vietoje, nei pirminė atgal ir jokio Ukrainos kontrpuolimo nesimato. Labai didelių pasiekimų atimtų teritorijų irgi nėra, tai iš esmės nutraukus finansavimą sienos liks tokios, kokios šiai dienai ir yra.